VDU krepšininkai patyrė pirmą pralaimėjimą namuose šiais metais. Penktadienį kauniečiai 69-79 nusileido turnyro lyderiai Gargždų sporto centro komandai, kurie atstovauja ir du buvę Kauno Žalgirio žaidėjai – Simonas Serapinas ir Vaidotas Pečiukas. VDU mačą pradėjo pavyzdingu puolimu ir greitai susikrovė 10 taškų persvarą. O tada prasidėjo. Gargždai gelbėjosi stebuklingais metimais ir po pirmo kėlinio buvo lygų 22-22. Antrajame kėlinyje strigo abi komandos. Klaiduliūnas naudingas nebuvo nė vienai ekipai, bet po 2 kėlinių VDU ekipa susirinkus apvano džiaugsmų pirmavo 1 taško skirtumu 39-38. Trečiajame kėlinyje persvarą kažkas nudžiovė. Vietoj stringačio VDU komandos puolimo per 10 minučių ridenusio vos 13 taškų atsakymų, kur dingo persvarą, siūloma ieškoti sename animaciniame filmuke apie Mikį Pūkuotuką ir Asiliuką. Tikriausiai kur nors būsi ją palikęs. Ne, tikriausiai ją kas nors nudžiovė. Beje, ir nėra ko stebėtis. To buvo galima tikėtis. Tokią dieną. O kokia šiandien diena? Penktadienis. Ketvirtajame VDU bandė kabintis, tačiau lygos lyderiai išlaikė šaltus nervus ir persvarą netgi bandė didinti. Šeimininkų bandymas surengti paskutinį spurtą žlugo, o Gargždų krepšininkai šventė eilinę pergalę RKL čempionate. Šiame mače blankiai pasirodęs Denas Barkus savame suprantama nebuvo patenkintas nei savo, nei komandos žaidimu. Tai nieko, neįmetėm savų metimų, neatsikojom kelis kamuolius, paleidom, neapsigynėm kelių atakų ir viskas, paleidom apie 10 taškelių ir sunku buvo žaisti. Pradėjot labai neblogai, po to labai magiškai pradėjo gelbėtis. Ko pritrūko, kad tą persvarą būtum pasilaikę pas save? Nežinau, gal reikėjo tiesiog šnekėti gynybui daugiau, nes mes šnekėjom, jie įsimetė laisvus metimus, neapsigynėm, neatsikovojom, tai taip gavosi. Pradėjai sezoną gana vangiai, po to įsivažiavai šiandien vėl tokia duobė. Ar tai komandos labiau problema, ar tiesiog tavo asmeniškai nesukrito, kas galėjo sukristi? Gal man tiesiog komanda kaip ir pasitikė ir leidžia mesti ir suteikia galimybės, bet gal pats gal reikia daugiau biškį dirbti ir gal viskas laiku bus geriau. Žaidėt prieš komandą, kuri greičiausiai yra viena iš favoričių būti čempionėmis šį sezoną RKL. Kaip ir atrodė, kad gali pasiimti mačą, vis dėlto pritrūko antrą rungtynių pusėje. Ar manote, kad vis dėlto esate panašus lygio kaip ir jie ir galite kovoti, jeigu bus atkintamosios? Manau, kad tikrai galim drąsiai kovoti, gal jie tiesiog yra vyresni, daugiau patyrę. Mes jaunesni turėtume bėgti, apšokti, tai manau, kad tikrai galim kovoti.